Tavo mašina nemokamai pasako, kas jai blogai. Ir nekalbu apie tą check engine lemputę, nes jį gali reikšti bet ką. Pradėkime nuo baltų dūmų. Užkūrei šaltą variklį, trumpam pabalo, ramu. Čia tiesiog kondensatas, nieko baisaus. Bet jeigu balta kaip rūkas ir nedingsta, tada ne pyragai. Aušinimo skystis keliauja ten, kur jam ne vieta. Dažniausiai galvos tarpinė, o kartais dar blogiau. Variklis realiai dirba kaip dūmų mašina klube. Mėlyni dūmai, čia jau kitas lygis. Čia dega tepalas, nelaša, nedingsta, dega. Priežastys klasikinės. Sudilę stūmoklių žiedai, mirė vožtuvų riebokšliai arba turbino nusprendė, kad tepalas bendras turtas. Tai reiškia viena – variklis ryja tepalą. Ir čia jau ne bajeris. Juodi dūmai. Receptas paprastas. Per daug kuro, per mažai oro. Kas gali būti kaltas? Purkštukai, uždusęs oro filtras, nupušę davikliai arba čipas, kuris per daug savimi pasitikėjo. Atrodo kietai 3 sekundės. Po to sąnaudos kosmosas. Žvakės miršta, o piniginė verkia. Dyzelis? Chill. Juodi dūmai dyzelyje kartais tiesiog reiškia, kad čia dyzelis būdamas dyzeliu. Ypač jei spaudi. Nieko naujo.